konkursą, kviečiu pakomentuoti Šarūno Kiaunės projektavimo studijos darbą. Kadangi prieš tai kalbėjusi vis tiek išdavė, kokie rezultatai buvo, tai aš pasakysiu, kad man teko garbė pristatyti darbą nugalėtoją. Šarūno Kiaunės projektavimo studijos darbas turėjo labai daug pliusų, keletą abejotinų vietų ir iš esmės tik vieną minusą. Pliusai tai buvo užčiuopta kvartalų dydžio proporcija, kvartalų bandymas identifikuoti morfologiškai, šiek tiek jų skirtingumą išryškinti. Vertingas atradimas buvo upės ryžtingas įjungimas prie visos kvartalinės sistemos, vidinės erdvės, viešosios erdvės kūrimas. Tokios abejotinos vietos buvo, kad biurai orientuojami į upę, o gyvenamosios zonos į miesto pusę. Daugelį žiūri narių nepatiko, reiškia, tas turgelis siūlomas. Ir iš esmės darbas turėjo tik vieną minusą, bet gana didelį. Tai, kad jis per daug realistinis, jį maždaug galima būtų imti ir statyti. Dėkui Audriui Ambrasui už komentarą. Dabar norėčiau pakomentuoti dar vieną nugalėtojo darbą. Arba potencialaus nugalėtojo darbą 4+ architektų komanda. Pono profesorių Jurgį Bučą pakviesiu. Pati sunkiausia misija pakomentuoti šitą darbą. Noriu pasakyti, tai mano supratimu originalus ir labai konceptualus darbas. Tačiau mes dar neišmokome kurti naujo, saugoti seną vertę. Šiuo atveju senas buvo sovietmečio pastatas Lituanika, kuris galėtų atlikti eilę funkcijų, daugiafunkcinis ir galėtų būti panaudotas iš tikrųjų įvairiems reikalams. Tai ateityje galvojama, kad tai turėtų būti tokie objektai, atrakcijų objektai. Pas mus jie dar nesuprantami ir nugriaunami. Linkiu šitiems kūrėjams konceptualiai toliau dirbti ir kurti naują, saugoti seną vertę. Dėkui, profesoriai. Pona Evaldą Buržyką pakviesiu pakomentuoti MyGAM komandos projektą. Čia vieniem tenka tokia maloni misija, pranešti geras naujienas, kitiem liūdna. Tai ką darysi, žodžiu, įvairiai būna. Tai žodžiu, Gintarų, kadangi tas darbas susilaukė labai tokių aštrių diskusijų ir buvo taip, ganėtinai kategoriškų nuomonę apie statybos žiedą, dangoraižį vadinkime, kaunietiškų. Tai žodžiu, ten buvo tikrai neigiama reakcija. Taip pat konferencijų, tas santykis su piliavietė ir santykis nebuvo teigiamai vertinimas. Taip pat susilaukė priekaištų ir gatvės pakišimas požeminė, kadangi ten neišlaikomi nei tokių, nėra galimybės pandusų tokio įrengimų. Žodžiu, labai daug priekaištų. Bet buvo aišku ir tokių gerų atsiliepimų apie pačią struktūrą, ypatingai apie senamiesčio srautų integravimą į projektuojamą kvartalą. Taigi, yra kaip yra. Sėkmės. Apie 2 grupės plus projektą pakviesiu pakomentuoti Saulių Buteliauską. Labą vakarą visiems. Kadangi komisija jau buvo įvardinusi, kad yra galimos 3 kryptys, arba bent jau mes visus darbus galėjom sugrupuoti į kažkokias tai konkrečias atskiras kryptis, tai šis darbas mums prie jokios krypties niekaip neprisiskyrė. Kai mes pamatėm, kad dalyviai siūlo viską nugriauti ir užstatyti mišku,
tai nieko originaliau už tai mes tikrai nematome. Apie kažkokį atsipirkimą ten tikrai nieko negalima kalbėti. Bet iš tikrųjų darbas imponavo ir manom, kad tas potencialas, kurį ta komanda turi, jisai nėra išsemtas. Jie tikrai neišbaigė, jie tikrai pieštukais nedirbo, jie dirbo liežuviu ir tai matyt buvo originalu. Ačiū.